Sveiki visi. Na ką, mano pirma kelionė Camino Lituano. Pirma diena nelabai nusisekusi. Užpuolė toks lietutis gan nemažas. Gerai, kad gavau prieglobstį pas Skaisgiry, pas žmogų vieną. Gerą tokį, kuris pagirdė mane arbata, kol liūtis ten daužė viską. Nu ir ką, pajudėjau toliau. Žiūrėsim, kaip čia bus. Važiuoju laukumą. Smagu. Na ką, žostumiuosi dviratį, nes labai kažkaip stringa man čia, mėšlinai viskas, tą kelią. Kaži, kiek čia dar man važiuoti tokiu keliu ir klampytis. Kaži, kur aš čia. Pakeliui Buivydžius. Čia paukštukai saugo savo. Kažką tai labai jau šaukia. Na žodžiu. Varausi dviratį toliau. Stumiuosi tai yra. Taip ir stumiamės. Palei žolę. Išvažiavau iš Tešlyno, bet girdisi visokie garsai minant. Kažin, mano šitas dviratukas atlaikys kelionę. Reikės kažkur nusiplauti grandinę, nes labai jau girgžda. Dar tik tai beveik 24 kilometrus. Bet čia 24 kilometrai vargais negalais nepalengvina man gamta motulė kelionės. Bet tikiuosi jau nebebus to smagaus lietaus, nu gal naktį, bet labai tikiuosi. Tai vat, prasisukinėja man biškį. O anksčiau nebūdavo, kurva pateko. Tai va, važiuosiu aš šiandien iki Ryšlių. Geriausias virš 90 km. Bet yra parašyta nakvynė jų sodyboje. Manęs ten nelabai priėmė. Kada šventė kažkokia, o su palapinėm iš viso net neturi infrastruktūros lauke, tualetų. Galvoju, gerai, tai viduje vis tiek tyro tualetai. Galėtų leisti lauke palapinę pasistatyti, o viduje leisti tualetą bent jau. Nežinau, labai keistai tai kam parašo nakvynės vietą, kur gali nakvoti, jeigu nelabai priima. Tai nusitė mane, sako, ten kažkas Bitinėnų ar Bitėnų, reikia tas tvenkinys, kažkaip toliau nuo jų. Tai šiandieną, kaip pirma kelionė,
pirma diena kelionės tiksliau. Ir nėra kur miegot, neturiu vietos. Na, bet jeigu ten prie tvenkinuko kažkaip gal bus stovyklėlė, tai pasistatysiu ten. Žinau, gal bus pakankamai saugu. Tai vat, tokia mano dienelė. Dabar esu Meldeniuose, kažkas Meldeniai miestelį. Jeigu tikiuosi susiu gerą kelią, į tą žvyrkelį. Ne to, kad sunku minti, man vargšas dviratukas mano. Ogi, aš ir vėl stumiu dviratuką, kaip betaučius. Ką aš iki šiol galiu pasakyti, numynus 28 kilometrus, Kamino kelią reikia eiti pėsčiomis. Arba labai gerų orų važiuoti su dviračiu. Bet oro, kaip matot, nepasirinksi. Tad, sakyčiau, su dviračiu Kamino važiuoti yra žymiai sunkiau negu eiti pėsčiom. Pėsčiom eini po 25 kilometrus. O čia nežinia, kas gali tau nutikti. Va, nepravažiuojamas kelias, ar liūtis su griaustiniu ir žaibais, dar padanga kokia, dviračiui kažkas nutinka, o tau ir noras sutaupyti laiką. Nežinau, ar spėsiu šiandien iki Ruslių. Labai tikiuosi, kad spėsiu. Ai, čia labai daug. Nes rytoj esu užsibukinus vietelę, stovyklavietę Paberžiai. Lyg ir ten aš dabar nepamenu. Tai teks man tikrai šiandien pasiekti tuos Ruslius, nes kitaip aš šitoj nedavažiuosiu kitų tos Paberžės. Ir tai bus 104 kilometrai. Šiandieną biški mažiau. 90. Beje, šiandieną jau 3 kartus buvau pasiklydus. Jau antrą kartą važiavau atgal, nes ne į tą kelią, nes navigacija tai blogai parodė. Tai gerai, kad pagalvojau, kad reikia perkrauti ją. Tai ir dabar buvau pasiklydus neseniai. Važiuoju atgal su kažkas ne to. O priek irgi ne to keliu nuvažiavau, bet paskui atvažiavau ten, kai tai va, nuotykiai. Rodysiu to, kur aš šiandien duosiu. Kažkur laukose, kaip turėsiu. Ten jaudį jau. Vakar ten.
Pagaliau keliukas geras, bet ar ilgam? Nusiprausim per balelę. Klaipėdoj viskas vėliau prasideda. Jūros Vostovi kaimeliai. Geras kelias, nuotaika geresnė. Nuotaika geresnė ir atrodo tikrai nuvažiuosi. Kažkaip iš tikrųjų bus, nes tas griaustinis, aš jį girdžiu vis ir girdžiu. Šiandien mėgos prismenki. Ką jūs galvojat? Pakeliu į Joniškį. Ir keliukas atsirado dviračiui. Nu valio, valio. Buvau pakliuvus Joniškyje į liūtį. Tai ten pasislėpiau už vienam pastate ten po stogeliu. Žodžiu, dabar esu pravažiavus beveik 50 kilometrų. Jau dabar pasieksiu tuoj Gataučius. Nu, kaip čia pasakius tuoj. Bet tikrai neužilgo. Minutėlę poilsiuko bus. Ir nežinau, paskui tikiuosi, kad rusliai. Nes jau labai daug valandų. Labai sunku minti per šlapę šitą žvyrkelį. Būtų sausas, būtų biškį gal kitaip. Bet labai gražus kvietynas.
O čia rugiagėlės, kas nežinau, dabar nežydi, bet prieš tai žydėjo, mėlynų buvo. Tai vat, tokios va naujienos, nefilmavau ten Joniške nieko, dėl to, kad, sakau, lyja, buvau paslėpus kamerą. Iš tikrųjų, tai ko atvažiuosiu. Čia vat važiavimas bus. Važiuosim, pasižiūrėsim, kaip čia bus. Čia galima apsistoti, atrodo labai neblogai, tik tais aš nesustosiu čia, nes mano dviratokėlis, nes man ne čia reikia būti. Čia labai graži vieta atrodo. Tai
sauna. Taip patarčiau čia galite tiesiog. Na va, važiuoju į Ruslius. Nežinau, man atrodo, aš apsiskaičiavau biškį kilometrus. Visada panašu, kad ne 90 kažkiek tai, o 70 kažkiek. Bet nesvarbu, vis tiek aš daugiau ir neminsiu, nes bus tamsu jau tada, jeigu dar vieną etapą paimčiau. Tai manau, kad Rusliai it is, 70 kažkiek kilometrų bus. Pasižiūrėsim gale. Kažkaip visada. Su matematika man prastai būdavo, vaikystėje dabar irgi. Bet aš nesuprantu, kaip aš apsiskaičiavau. Taip. Tai nežinia dabar, kiek man rytoj reikės nuvažiuoti, nes pagal mano skaičiavimą buvo 104 kilometrai. Bet nežinau, kiek iš tikrųjų. Gal bus 134. Ojai. Būtų buvo smagu ten toj stovyklavietėj pasilikti. Ir sauna, ir dušas. Ojai, tai būtų smagu, dabar nieko neturėsiu. Kaži, ir tualetas bus tenais. Nežinau. Turbūt aš tampelį reikės toj Ruslių sodybai pasižiūrėti ir pasiimti, nes kad ir jų ir nepriima. Įdomu, kur mane čia nuves į kokią. Man atrodo, į Ruslių sodybą ir nuves čia. Tai vat. Dar kol kas važiuoju nežvyrkeliu, bet jausmas toks, kad pakurs važiuoju į žvyrkelį. Taip reikėtų nusiplauti man dviratuką. Toks murzinas. Dabar čia norėjau praplauti biškį, bet ten moteris užėmus buvo šlangą. Galvoju, nu ką darysi? Gal iš tvenkinuko vandenį pasisemsiu ir pamėginsiu ten kažkaip praplauti su gertuve. Valgyti iš tikrųjų jau tikrai noriu. Norėčiau. Būtų kokia kavinukė, tikrai sustočiau. Ten taip kvepėjo, ten žiūriu, kad kažkas valgo. Galvoju, kad ten kažkas restoranėlis. Įeina ten, jie patys tenais pasidarė. Taip skaniai galvojau, lemba, išeinu. O ten paprasčiausias, man atrodo, dešrelės. Nevalgau dešrelę. Na kažkaip va taip važiuojant, va tik Jonišky galbūt ir būtų buvusi ta kavinukė kažkokia pavalgyti. Nes kitur tai čia tose kaimukuose tos vietinės parduotuvėlės tik. Ir tai kelias tik mačiau, bet nenorėjau gaišti laiko. Nes bijau, kad lietų nepagaučiau. Ar lietus manęs nepagautų. Vis bėgu nuo jo. Dabar atvažiavau į Jaučiūnus. Jaučiūnai. Kiek aš šitą važiuosiu. O, matau parduotuvėlę vėl. Tadam. Ir vėl mes žvyrkelį. Nedaug čia trūko. Laimė. Dabar po biškį mins. Su žirniai. Aišku.
žvėriai. Ką, privažiuoju malūną. Vėliau ką tik iš žvyrkelio iškeliavau. Jau minasi sunkiai, bet nebedaug liko.
namelis. Su Beinaraičiuose. Tokios tvarytės. Nu jau visai nebetoli esu. Šalia tos Ruslių sodybos. Nežinau, ar suksiu ją, pasižiūrėsiu, kiek toli jinai čia nuo kelio man bus. Nes aš, kaip matot, vėl ant žvyrkelio. Didelė demotyvacija tas žvyrkelis. Nes labai sunkiai minasi. Paėjo jau kelienai skauda. Žodžiu. Esmė tame, kad dabar važiuoju link tos Ruslių sodybos. Bet pasižiūrėsiu, jeigu nedavažiuosiu, tai važiuosiu tiesiai prie tvenkinuko. Nu ką, Bitaičių sodyba. Žinokit, žmonės, jeigu nerandat vietos Ruslių sodyboj ir jūs nepriima, čionais mane priima už dyką palapiniai savo. Tai va, vaizdelis bus toks. Statysios palapinę. Namukai kainuoja 40 eurų. Labai gražu tenais viduj, nauji tokie visi padaryti. Tik tais vienas dalykas, kad tualeto nėra kur nueiti. Tai, nežinau, jeigu labai prispirtų ten, tai sakė paskambinti, o taip į krūmus galiu. Tai va.